Labą dieną, labą rytą. Žodžiu, važiuojam į varžybas, į Mažeikius. Rytas toks buvo apsiniaukęs, biškį lijo pas man Rokiškį, bet dabar čia nuvažiavom, kiek čia kokį 100 kilų, biškį daugiau gal jau. Tai žiūrim, kad jau giedra, gražu, biškį ir debesiukų, bet saulytė šviečia, 17 rodo šilumos, tai viskas bus turbūt gerai labai. Alkūnė tai ištynus normaliai, realiai skauda, tai tik vos ne labiausiai kiek skaudėjo per visas dienas. Tai, nežinau, prieš praeitas varžybas irgi skausmas padidėjo, dabar irgi skausmas padidėjo, tai matysim, kas čia bus. Nesinoriu užbaigti sezoną anksti, tai nežinau, tikėkime viskas bus ok. Čiuku važiuoja, laukiam. Kokią nušilgę, kiek mes lauksim? Ką? Tu juokauji? Mama, pavalgysim dabar. 200 gramų ryžių ir vaisių pilnas indelis. Čia toks pre-workoutas. Dar pasiėmėm Red Bull iš degalinės. Pre-workoutų tai nelabai geri, nes biškį pastiprus. Na, aišku, galima biškelį, bet normalaus neturėjau. Turėjau tik tai stipraus, tai tą nesinori kaip ir dar kol kas, nes labai nervų sistemų gali nusadinti. Šiaip nežinau, aš gersim biškį Red Bulliuką, kafeiną gausim ir gerai. Baigęs matuoklis? Jo. Nu va, atvarėm į Mažeikius, tai kitokią varžybų vietą negu praeitais metais Mažeikiuos. Atvarėm, eisim apšilinėti, tiesiog ir dalyvauti. Šiaip mažai dalyvių šiandien bus, 8 gal tik sakė, nes atkryta gal porą ar daugiau. Nežinau, kažkas susirga, kažkas dar. Aš irgi ten toks irgi ant ribos talkūnė, tai jeigu ir aš nedalyvaučiau, šis niekad dalyvių nebuvau. Iki finalo neaišku, kas ten liks. Žodžiu, gerai einam ruoštis pabiškį ir dalyvausim. Į aikštę noriu pakviesti Rokiškėną, jėgos trikovės rekordininką, Sosnavos Galiūno 2023, Robertą Barkevičių. Plojimai jam. Robertui Barkevičiui taip pat noriu palinkėti pačios didžiausios sėkmės šiandien. Taip, Barkevičius auganti ir stiprėjanti Lietuvos Galiūnų žvaigždė. Praėjęs sezonas, tiesą sakant, Robertui Barkevičiui buvo labai gražus ir tikrai daug žadantis. Roberto rezultatai vis kilo ir kilo su kiekvienu renginiu ir Robertas šiemet atrodo taip pat labai stipriai. Startas duotas ir Robertas Barkevičius jau išsijudina traktorių bei puspriekabę. Žemaitukas iš vietos ir po truputėlį juda į priekį. Robertai, tempo! Reikėtų jėgos! Dirbam, Robertai! Nepasiduodam, laikas aišku tiksi. Kiekvienas aišku turi savo mėgstamas rungtis. Ir Robertui Barkevičiui galbūt tai nėra pats mylimiausias užsiėmimas Galiūnų sporte. 8 tonos stoja. Lieka 15 sekundžių, publika padeda Barkevičiui. Garso! Važiuojam, Robertai, dar truputėlį, dar kelis centimetrus. Ir tai yra viskas, teks dabar matuoti. Mes susikaupiam, Robertai, ir pabandom. 100 kg svoris, sunkesnis gandelis. Ir Robertas Barkevičius iš Rokiškio. 27 metų sportininkas, jo bandymas. 1, bravo! Labai gražiai, viskas teisingai. Laikas aišku tiksi. Dirbam, Robertai, dirbam! Come on! Ir Robertas Barkevičius turi 2 iškėlimus. Jau yra gerai.
jau yra gerai. Aišku, kol visa kita kelimo procedūra įvyksta, laiko kainuoja nemažai. Tenka nusimesti, pasikelti įrankį, kiek liko laiko. Lieka 15 sekundžių, publika, padedam dar vienam kartą užeiti Robertui. Dirbam! Ir Robertas Bartkevičius fiksuoja trečią kartą, kiek liko laiko. 5 sekundės. Robertas panašu, kad susitaiko su esama situacija, šaunuolis Ropkė 3 kartai. Praėjo 2 rungtys. Pirma rungtis traktorius, tai ten nepasisekė. Nežinau, ar traktorių prastai kažkaip ne taip pastatė, ar čia aš silpnas, galimai ir aš silpnas. Na žodžiu, traktorius nelabai pasisekė. Toliau hantelis, tai ten 100 kg 3 kartus iškėliau. Tai net nebuvo 100 kg greičiausiai. 3 kartus kėliau, ten buvo 3 kartą kėliau ir išslydo. Ir taip biškai paskubėjau ir stabilumo neturėjau, būtų buvę 4 žodžiu. Tai 2 rungtys kol kas eina, ne iš geriausių, bet žiūrėti, kaip toliau bus. Tiesiog dalyvaujam ir tiek. Einu rengtis kitų batų ir eisim Verspadanę. Ir startas dar viena porai. Važiavam vyrai. Modestas Mruckus, kaip entuziastingai iš karto kypa į padangos vertimą. Bet Robertas Bartkevičius šaunuolis tikrai neatleidžia ir nepasiduoda. Verčia vyrai. Pusė distancijos pas Modestą. Nuostabu, bus tikrai geras rezultatas. Robertai, greičiau, greičiau, greičiau. Publika, pagalbos iš šono. Ir dar lieka vienas vienintelis kartas Modestui Štrockui. Bravo, bus tikrai geriausias rezultatas, bent jau vizualiai atrodytų taip. O Robertas Bartkevičius atidirbinėja paskutiniuosius vertimus. Ropkė, greičiau! Su visa jėga ties 100 kartą. Bravo, vyrai! 280 kg. Robertas Bartkevičius yra aukštas sportininkas ir jam dabar reikės svorį kilnoti tikrai ilgam diapazone. Na, Robertai, pabandom. Pirmas pritupimas ir vienas. Šaunuolis, Robertai. Užtenka Robertui Bartkevičiui vieno. Vėlgi greičiausiai... Tai va, praėjo pritupimai dabar va. Tik ką vieną kartą atsistojau, nes daugiau stoti nebuvo verta, nes vis tiek nieko nebūčiau aplinkęs. Tai va taip. Ai, per padangas vertimas, tai ką žinau, pusę velnė, bet visi kiti greitai verčia. Tai tiek. Rezultatą likusiose rungtyse. Bet kol kas Robertas Bartkevičius ir jo laikymas. Pusę minutės. Kur yra riba pas Robertą Bartkevičių iš Rokiškio? Viskas, teisėjas stabdo, ne pagal taisyklės. Būtų vykęs tolimesnis laikymas. Ir rezultatas 36 sekundės 36 šimtosios. 3-6. Berniok! Nu, kuo laikymas, tai kaip visada nieko gero. Alkūnę dabar jau skauda jau normaliai tikrai. Tai nieko gero, bet lieka kas, našiai ir lagaminai. Atlaikys alkūnę, manau. Ne kaip eina iš tikrųjų sezonas, pradžia tokia nelabai. Pirmas etapas dar neblogai, bet dabar tai visiškai blogai, nežinau. Gal perdėgiau, pervargau greičiausiai, nežinau, kažkas tai ne to tikrai. Nieko, eisim dabar našių, nes tai žiūrim toliau. Roberto Bartkevičiaus nešimui dėmesio. 1 minutė prasideda ir Robertas Bartkevičius jau su 380 kg keliauja į priekį. 15 metrų turim. Šaunuolis Robertai. Keliaujam. Publika, padedam Robertui Bartkevičiui siekti rezultato. Jūsų plojimai, žinokit, visada yra labai svarbu. Paskutiniai metrai Bartkevičiui. Šauniai, yra rezultatas. Paskutinysis palaikymas šiai porai. Bet čia atrodo viskas labai neblogai kol kas. 15 metrų greičiau turi Robertas Bartkevičius, bet Saulius Kikas neatleidžia taip pat. Puikius Saulius Kikas dirba iki finišo, vyrai.
Robertai nepasiduodam, užsidarom nuostabiai, labai gerai. Šeštas rezultatas priklauso šiandien su surinktais 19 taškų Robertui Bartkevičiui, Rokiškis. Robertai, tikrai buvo smagių epizodų varžybose. Šaunuolis galbūt taškų norėjosi daugiau, bet yra kaip yra. Robertas Bartkevičius, 6 vieta. Nieko gero. Varžybas baigtas. Žodžiu, lagaminai paskutinė buvo rinktis, šiaip pačiam tokiam, tai pusiavelnė tyba dar nusinešė, bet ne taip gerai, kaip norėčiau. Našiai, tai palyginus, kaip galiu nešti, nieko gero. Tai žodžiu, šūdų krūva. Viso video baigtas, visą gerą.